šitas darbas 03 ir šitas vaidmuo, čia yra retas atvejis, kada man tenka vaidinti ne femme fatale ir ji nemiršta. Nes paprastai man tenka vaidinti visokias dramatiško likimo karalienės, visokias tokias labai ryškės, o čia jinai ryški, bet jinai lieka gyva. Nežinau, iki ko tai prives. Iš tikrųjų, kai tik įsiskanini ir pradedi norėti dar arba pagauni azartą ir viskas taukšt ir baigėsi. Nors tuo metu, kada vyksta ten naktinės pamainos, atrodo šalta, sunku, tas kraujas limpa, užduočių milijonas, nuvilti baisu. Mus gimėte į barščius, kaip turi būti su Rimante. Aš iš vis nematau tame nieko negatyvaus, aš kaip tik galvoju, kad reikia matyti situaciją ne tokią, kokia jin turėtų būti, o tokią, kokia jinai iš tikrųjų yra ir sugebėti joje normaliai jaustis. Tai va čia yra vakarų pasaulio joga pati didžiausia. Kinas Lietuvoje vyksta retai, tu negali taip gyventi iš to arba žinoti, kad tu nuolatos turėsi darbo. Tai ir to laukimo yra, bet aš džiaugiuosi, kad jis vyksta, kad krūta, kad darosi ir kokybinė prasme, juk poslinkių gerų neįmanoma nepastebėti. Aš sąžiningai einu visur, jei tik tai turiu laiko, aš einu visur. Tiesiog vien iš to, kad paskui tu turi teisę vertinti. Nes nieko nėra baisiau, kai nemačiau, bet š. Nemačiau, o tai gal pažiūrėk, nežiūrėsiu gi š. Man vis tiek patinka, kai yra veiksmas. Ir kada aišku, kas, kodėl ir dėl ko vyksta. Aš labai mėgstu psichologinį kiną, aktorinį kiną. Ir labai mėgstu trilerius ir siaubo filmus. Ir labai linkiu Emilijui sukurti tikrą siaubo filmą. Aš pažadu filmuotis be grimo.